Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, sparčiai augo ir pramonė. Gargždiškių plytas į mūrą dėjo Tarkolūkinė statybos organizacija, vėliau peraugusi į akcinę bendrovę Gargždų statyba. Įvairiausių rūšių stogo dangas gamina mieste įsikūrusi bendra Rusijos Lietuvos įmonė Gargždų Mida. Viena iš seniausių mieste įmonių yra Geonafta. Išžvalgo naftingus telkinius, gręžia ir ruošia eksploatacijai gręžinius. Pati stambiausia ir kartu jauniausia Gargžduose įmonė Master Foods Lietuva. Tai dukterinė Jungtinių Amerikos valstijų kompanijos įmonė, gaminanti ėdalo šunims ir katėms. Unikalius namo puošybos raižinius bei dekoratyvinius baldus gali pagaminti gargždietis Saulius Rumbutis. O Petrui Balsiui labiau pasiseka prašnekinti medį drožybą. Jis yra skulptūros Gargždiškis autorius. Gargždai turtingi audėjomis, pynėjais, kalviais. Miestas didžiuojasi čia gimusiais, augusiais, vėliau tapusiais žinomais žmonėmis, kultūros ir mokslo veikėjais. Tai kunigų kanauninkų, poetų ir rašytojų, visuomenės veikėjų Mykolu Vaitkumi, iš Gargždų kilę net 3 akademikai. Literatūrologas Jonas Lankutis, matematikas ekonomistas Eduardas Vilkas, Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juotka, o taip pat rašytojai Butkų Juzė, Petras Dirgėla ir kiti. Nemažai poezijos knygų yra išleidusi gargždietė poetė Dalia Kudžmaitė Balsienė. Savo gerbėjų turi kaimo rašytojų sąjungos narė Snieguolė Liucija Žukauskienė. Ji ne tik rašo eiles, bet ir savo vizijas išlieja akvarele. Ir paskui pati savo turiu pirmiausiai savo išsiaiškinti, ką aš tame paveiksle parodžiau. Didelį pasisekimą turi vakarai, kuriuose savo kūrybą skaito Antanas Saja, Albinas Klizas, Diana Juščienė Trijonytė. Vytautas Rimavičius savo kūrybinės jėgas išmėgino ne tik poezijoje ar prozoje, bet ir dramaturgijoje. Daugelio pradedančiųjų poetų pirmieji kūriniai spausdinami rajono laikraštyje Banga. Laikraštis su savo skaitytojais bendrauja ne tik per spaudą, bet organizuoja ir įvairias akcijas, susitikimus. Gargžduose yra Minijos ir Kranto vidurinės bei Vaivorykštės gimnazija, vaikų muzikos, sporto mokyklos. Labiausiai žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje šokių ir dainų ansamblis Minija. Centre sėkmingai dirba etnografinis ansamblis Cirulėlis, vaikų šokių ansamblis Trepsiukas, to mokykla ruošia pamainą rajono futbolo komandai Banga. Kažkaip taip nueini, prisimeni savo jaunys, pamatai, kaip tas jaunimas treniruojas, o neina į gatvės. Taip kažkaip tai norisi tam jaunam žmogui padėti, kai jisai kažką tai pasiektų. Gargždų miestas plėtoja kultūrinius ryšius su kitais kūrybiniais kolektyvais, ne tik iš Lietuvos, bet ir užsienio valstybių. Šimtmečius pragyvenę Gargždai liko jaunatvišku miestu.
Noriu pasveikinti visus gargždiečius. Noriu palinkėti jums gero gyvenimo. Šiandien didžiuojasi Gargždai ir gausybė kitų žmonių, kurių nepažįstame, kurie yra tik žmonės, Gargždų žmonės.